Sveiki, labą vakarą, aš esu Eugenijus Nikiforovas ir šiandien norėčiau pasišnekėti su jumis vieną labai įdomią temą, apie kurią labai dažnai kalbama, bet dažniausiai kalbama tik tai tam tikrose sluoksniuose, o dauguma žmonių galbūt kažką apie tai girdėjo, bet dažniausiai visiškai apie tai nieko nežino. Yra toksai dalykas kaip finansinė laisvė. Kas tai yra? Iš tiesų, apie finansinę laisvę dažniausiai, kaip minėjau, žmonės girdėję, bet niekada negali tiksliai pasakyti, kas tai. Dažniausiai jie maišo ir su finansiniu saugumu, ir su finansais, ir galbūt netgi su finansiniu komfortu ir panašiai. Iš tiesų, man labiausiai patiko vienas finansinės laisvės apibūdinimas, arba taip vadinama trumpiausia finansinės laisvės formulė. Dabar aš čia jums užrašysiu. Finansinė laisvė tai yra laikas plus pinigai. Kaip minėjau, labai dažnai žmonės, kada išgirsta žodį finansinė laisvė, jie labai dažnai maišo būtent su pinigais. Žodis finansai visiems liktai ir suprantama, bet jie nesuvokia, kad finansinė laisvė tai yra dviejų žodžių junginys, tai yra laiko ir pinigų junginys. Ir iš tiesų, kada aš pirmą kartą išgirdau, kada aš pradėjau siekti tos finansinės laisvės, aš ir pats labai turėjau mažai informacijos. Galbūt šiandien tą informaciją dalinuosi būtent su tuo tikslu, kad lygtai atsiranda truputėlį daugiau tos informacijos ir internete, ir visur kitur, bet iš tiesų jos dar yra pilnai nepakankama. Todėl, kaip aš suprantu, kas tai yra finansinė laisvė? Būtent pagal šitą formulę. Laikas plus pinigai. Ir jeigu neklystu, šitą formulę Bodo Šaferis būtent yra savo knygoje parašęs. O ją paaiškinti, kad jums jinai būtų laisviau suprantama, vis dėlto aš bandysiu remdamasis kito finansų genijaus, sakyčiau, pavyzdžių. Daugumą jūs jį galbūt jau girdėjo, tai yra Robertas Kiyosakis, ir būtent jo antrosios knygos pagrindu tai yra pinigų srauto kvadrantas. Nes būtent per pinigų srauto kvadrantą galima labai aiškiai išaiškinti šitą formulę. Va. Jeigu atsimenat, Robertas Kiyosakis visus žmonės arba visus žmonių gaunamus pinigus dalina į 4 pinigų gavimo būdus. Pinigai, rodos, tai yra tie patys, sakykime, tai yra vienokios, sakykime, arba kitokios kupiūros, bet patys gavimo būdai būna skirtingi. Ir jis skirsto juos į 4 būdus. Pirmas, labiausiai paplitęs, sakykime, būdas, tai yra samdomas darbas. Tai yra visiems pakankamai suprantamas būdas ir labai didelis kiekis žmonių, čia yra apie 80% žmonių, sakykime, būtent gauna pajamas tokiu būdu. Tai yra, jie parduoda savo laiką už pinigus. Sekantis kvadrantas, tai būtų taip vadinami smulkus verslas ir specialistai. Smulkus verslas tai yra tokie žmonės, kurie dažniausiai dirba patys. Tai yra taksistas, jis yra galima turėti savo nuosavą įmonę, sakykime, jeigu jis nėra samdomas, ir
dirbti tokiu būdu. Tai gali būti kažkoks tai žmogus, kuris prekiauja, sakykime, kažkur tai Kaune, tai būtų Urmo bazė ar kažkokiam tai turgui. Tai galėtų būti žmogus, kuris kepa bandeles arba tortus gamina, sakykime. Tai yra žmogus, jo pagrindinė kredo dirbti pačiam. Dirbti ne kitą, dirbti savo, bet dirbti pačiam. Lygiai taip pat specialistas tai nebūtų kažkoks tai vadybininkas ar dar kažkas, tai būtų vis dėlto specialistas, kuris dirba savo. Notaras, stomatologas. Jis dažniausiai dirba savo, ne kažkam kitam. Tai tokių žmonių susidaro grubiai apie 15%. Aišku, visose skirtingose šalyse tai skirtingai, bet jų yra apie 15%. Kitoj dešiniai pusiai yra du kvadrantai. Vienas vadinasi stambus verslas ir verslo sistemos. Ir investicijos. Arba investuotojų kvadrantas. Iš karto nupaišiau du, dabar truputėlį paaiškinsiu. Bendrai paėmus šitie abudu kvadrantai sudaro tik tai apie 5% žmonių. Bet iš tiesų stambus verslas tai yra jau pakankamai stambiai išvystytas verslas, kada jau, sakykime, dažniausiai tas žmogus, to verslo savininkas, jis jau nebedirba čionais. O tik tai dalyvauja, sakykime, tam versle, bet jis dažniausiai neužima jokių pareigų, sakykime, jis būna valdyboje, bet tikrai ne direktorium ar kokiu vadybininku dirba. O investicijos, sakykime, tai dar apie verslo sistemas. Verslo sistemos čionais irgi yra kelios, sakykime, tai yra jau sukurtos verslo sistemos. Tai yra taip vadinamos franšizės, tai yra daugiapakopės tinklinio marketingo sistemos ir dar šiek tiek liečia automatinės interneto svetainės. Tokių iš tiesų yra labai mažai, bet kurios irgi dirba automatiniu būdu. Ir ketvirtas kvadrantas, kaip minėjau, tai yra investicijų kvadrantas. Tai yra pats visas pinigų srautas būtų taip, kad investuotojas investuoja pinigus į stambų verslą. Stambus verslas, samdydamas tam tikrus specialistus, smulkaus verslo atstovus ir panašiai, irgi sukūrė tam tikrą pridėtinę vertę, sakykime, savo pinigus. Ir samdomus darbuotojus. Šitie kartais irgi būna, kad samdomų darbuotojų, bet dažniausiai tai būna maži kiekiai. Tai taip daugmaž funkcionuoja šita schema. Kodėl aš ją nupaišiau ir kaip jinai susijusi su ta mūsų finansinė laisvė ir finansinės laisvės formulė. Kaip minėjau, kai tik tai pradėjau šito klausimu domėtis, tai buvo gal prieš kokius 7 metus, apie finansinę laisvę tik tai perskaičiau šitą formulę ir dar buvo viena formulė, kad tik pasyvios pajamos užtikrina finansinę laisvę. Štai kodėl aš būtent kreipiausi į Robertą Kiyosaki, todėl kad būtent šitas kvadrantas tai ir parodo. Aš dabar nubrėšiu truputėlį kitą spalvą. Nežinau, ar matysis jum ar ne, bet labai svarbu žmonėm siekiantiem finansinę laisvę suvokti šitą ribą. Galbūt nėra taip svarbu žinoti kiekvieną kvadrantėlį, bet šitą liniją labai svarbu suvokti. Kodėl? Todėl, kad būtent šita riba skiria aktyvias pajamas nuo taip vadinamų pasyvių. Visos
pajamos ir šitam kvadrante gaunamos aktyviu būdu. Šituose kvadrantuose jos gaunamos pasyviu būdu. Ir kaip minėjau, kad tada aš perskaičiau, kad tik pasyvios pajamos suteikia finansinę laisvę, aš pradėjau domėtis būtent šitais kvadrantais. Man tenka dažnai kalbėti su žmonėms šito klausimu ir jie labai dažnai man bando įrodyti, kad, pavyzdžiui, smulkaus verslo atstovas arba specialistas gali būti finansiškas laisvas. Aš iš karto sakau ne. Mes ginčinamės ilgai ir nuobodžiai ir tada prieina prie išvados, kad taip smulkaus verslo atstovas gali sutaupyti pinigų ir tapti pasyvių, kaip sakant, investuotojų. Taip, kada jis sutaupys pinigų, kada jis su investicijom perės būtent į šitą kvadrantą ir kada jis gaus pajamas būtent iš šito kvadranto, tada jis ir galės gauti pasyvias pajamas ir panašiai. Tai va, čia, kad nereiktų ginčytis eilinį sykį. Bet iš tiesų, senais laikais aš gan gerai mokiausi matematikos. Todėl, kada pamačiau šitą formulę, ir Roberto Kiyosakio, iš tiesų man truputėlį trūko informacijos. Aš nelabai suvokiau tos formulės. Ir skaitydamas tam tikras knygas, žiūrėdamas tam tikrą informacinę medžiagą, joje tai yra parašyta, tik tai galbūt ne taip aiškiai išdėstyta. Šitą brėžinį, kurį aš dabar dėstau, tai yra mano asmeninis brėžinys. Ir jis man pasidarė labai svarbus ir, manau, labai puikiai paaiškina, kodėl tik pasyvios pajamos gali užtikrinti finansinę laisvę. Iš tiesų reikia žinoti, sakykime, kaip minėjau, kad šitoj pusėj yra apie grubiai 95% žmonių. Šitoj pusėj yra grubiai apie 5% žmonių. Rodos labai didelis skirtumas, ne? Bet iš tiesų, kada mes pasižiūrim į lėšas, į turtą, kuriuo disponuoja šita pusė ir šita pusė, mes pastebim, kad šita pusė 95% žmonių valdo tik tai apie 5% pajamų. Kur dingo babkės? Teisingai. Jas valdo likę 5% žmonių. Kaip minėjau, čia yra aktyvios pajamos. Aktyvios pajamos kaip apibrėžiamos? Tai taip vadinamas linijinis apmokėjimo būdas. Tai yra, jūs nuėjote į darbą, atidirbot 8 valandas, jūs gavot 80 litrų. Daleiskim. Norit uždirbti 100 litrų, atidirbkite 10. Tai yra, tam, kad jūs gautumėt pajamas iš šitų dviejų kvadrantų, jūs turite parduoti laiką. Minus laikas. Vėlgi, jeigu jūs parduodate laiką, kažkas jį nuperka. Plius laikas. O pati formulė sako, finansinė laisvė tai yra pinigai plius laikas jiem leisti. Jeigu čia 95% tenka dalintis 5%, tai čia pinigų nėra. Laiką čia jūs irgi parduodat. Laiko čia nėra. Vadinasi, nėra nei vienos dalies iš to, kas gali užtikrinti finansinę laisvę. Čia to tiesiog nėra. Todėl, kaip minėjau,
finansinę laisvę galima pasiekti tik per pasyvias pajamas. Tik taip. Nes ir pinigai čia, ir laikas yra čia. Kodėl? Čia tada tik tai 5 procentai. Pirmiausia, todėl, kad pereiti šitą ribą reikia pirmiausia pereiti mintise. Reikia pereiti savo galvoje. Ir tai nepadaroma labai lengvai. To reikia mokytis ir išmokti. Tai iš tiesų labai svarbus mokymosi aspektas, pereinant iš vienos į kitą pusę. Antras dalykas, tam, kad pereiti iš kairės pusės į dešinę, reikia žinoti kelius. Tie keliai iš tiesų nėra labai lengvi ir jie irgi turi tam tikras kliūtis. Tai irgi reikia žinoti. Iš tiesų, jeigu kažkam patiko tos mintis, kurios šiandien aš čia bandžiau jums paaiškinti, aš manau, kad mes po kelių savaičių įdėsim dar vieną medžiagėlę ir tenais aš būtent šnekėsiu apie tai, kokiais keliais, kokiais būdais galima peržengti šitą ribą. Kaip pasiekti pačią finansinę laisvę. Šiandien mano tikslas buvo jums parodyti, kad tik pasyvios pajamos gali jums užtikrinti šitos formulės veiksnumą. Tai šiandien tiek ir iki malonių susitikimų.